Sveiki visi susirinkę. Šiandieną labai džiugu, kad nors ir nedaug, bet vis tiek patys didžiausi entuziastai susirinko. Ir pradedam tokį ciklą pokalbių apie gamtą mieste. Ir pirmas pokalbis apie upę. Noriu padaryti tokį intro, kodėl čia pradėjau šitą reikalą. Dabar pradėjau domėtis sodais, želdynais ir šią vasarą rudenį teko pavažinėti po Europą, po didmiesčius ir pasižiūrėti. Ir buvau Kopenhagoje. Kopenhaga, jeigu kas yra kraštovaizdžio architektai, puikiai žino, yra toks pavyzdys šiuolaikinių ten visokių inovacijų, kovos su klimato kaita, visokių ekologinių sprendimų ir taip toliau. Tai buvo įdomu pasižiūrėti. Na ir ką, dviračių beprotiškai daug, mašinų netiek daug, kamščių nėra, atrodo viskas gražiai. Bet jeigu pažiūri bendrą vaizdą, Kopenhaga tikrai neprilygsta Vilniui. Vilnius žalias, gražus, ypač šiais metais. Tikrai ir kiti didmiesčiai, kiek važinėjau, nėra iš tikrųjų, galvoja, čia mes kai sėdim, galvojam, kas čia ta žalioji sostinė, maža, ką čia sugalvoja, pasiskelbė. Bet kai žiūri iš šalies, supranti, kad tikrai yra tas kelerių metų darbas kryptingas vis tiek davė savo vaisius. Tai labai pasidžiaugiau tuo, bet pamačiau ir kitą dalyką. Kopenhaga yra prie vandens, aišku, visi žino, daugybė kanalų, daugybė vandens, nors kanalai visai neapaugę medžiais, nepalyginsiu su Vilniumi. Bet vis tiek žmonės sėdi ant krantų, žiūri į vandenį, gėrisi, maudosi. Per visą tą pagrindinį kanalą yra 8 maudyklės. Yra pirtis prie jūros. Ir kai sugrįžau čia ir sužinojau, kad Vilnius irgi ruošia kažką tai panašaus, kažkokį panašų planą, ir kilo mintis, kad reikia jį pristatyti ir panagrinėti. Vienas dalykas planas, kitas dalykas, kaip tai sąveikauja su gamta miesto. Ir kaip surasti tą balansą tarp žmogaus, hedonistinių interesų ir gamtos. Tai mes taip padarysim šitą diskusiją. Iš pradžių paprašysim miesto vyriausios architektės Lauros pristatyti. Užstrigo truputėlį, gerai. O paskui kviesim visus pakviestus čia gamtininkus ir savivaldybės atstovus čia prisėsti ir kartu su sale padiskutuoti, aptarti visus gamtosauginius klausimus, kas gali iškilti. Tai tada jau toj diskusijoje kviesim visus dalyvauti, klausti, sakyti pastabas ir taip toliau. Ačiū labai, Danguolė, už kvietimą. Šiandien man teko didelė garbė pavaduoti mūsų Vilniaus miesto merą. Deja, jisai šiandien negalėjo ateiti, tai papasakosiu jums apie didelius upės planus ir labiau gal vadinkim viziją. Tai begimstanti miesto vizija. Pradžių jinai bręsta galvoje, po to gauna kūną. Šiandien dieną yra labai ankstyvi etapai, kai mes pasakojame apie savo viziją. Visada yra klausimas, tai kada, kur, kaip, ar žinom, ar nežinom. Turbūt visada atrodys, kad per vėlų, bet niekada yra ne per vėlų. Čia yra pati pradžia, nors įdirbio mes esam padarę tiek daug, kad galėtumėm kalbėti. Ir šiandien per pusvalandį pabandysim pasidalinti, kaip plačiai mes svajojam padaryti mūsų miestą dar labiau, kaip Danguolė sako, gyvenamą miestą žmonėms, kaip rasti balansą tarp miesto plėtros ir gamtos. Mes turim ne 60% žalio miesto. Tikrai nėra tokių daug miestų Europoje. Aišku, dar klausimas, kaip kokybiški tie mūsų želdynai, ta aplinka, bet jūs tikrai jaučiat tą ir mes esame išskirtiniai. Noriu truputėlį atsitraukti iš toliau ir pakalbėti, kodėl mums svarbu gamta ir kaip mes matom upę mieste. Jeigu taip teoriškai paimsim miestas, kiekvienas miestas turi savo potencialą ir savo kapitalą, kurį išnaudojus ir įveiklinus, jie kuria laimingus miestus. Tai miestuose, kuriuose yra žmogiškasis kapitalas, kaip yra Vilniui, mes turim daug kuriančių žmonių. Mes turim paveldo, kuris yra išskirtinis. UNESCO senamiestis mūsų yra pasididžiavimas ir mes jį stiprinam. Ir tai yra rūmo, kuris mums labai svarbus, kaip ir aplinka. Mes turim savo duotybę iš daug metų susiklošusią situaciją, ypatingą gamtinę aplinką tiek
reljefo prasme, tiek želdynų prasme, tiek mėlynosios infrastruktūros prasme. Ir mes matom taip kaip privalumą, kurį reikia išnaudoti. Yra daugybė kitų miesto kapitalo, apie šiandien nekalbėsim, bet miestai išnaudoja savo potencialą ir kuria miestiečiams tokią infrastruktūrą, kuriame veikia sveikas verslas ir gerai organizuotas miestas, ką ir daro administracija. Mes turim labai daug interesų socioekonominių ir visus juos turim atliepti ir balanso ieškojimas yra mūsų visų tikslas. Mes matom, kad upė yra viena iš svarbių dedamųjų mieste ir jinai turėtų tarnauti žmogui. Kiek jinai gali būti natūrali, kiek jinai tarnauti žmogui, galėsim pakalbėti ir pasižiūrėsim, kaip mums sekasi nagrinėti upę. Šiaip Neries visa urbanizacija, kaip ir miesto urbanizacija, buvo labai aktyvi jau po karo ir turim labai daug įvairių veidų pačios upės istorinė tekme. Daugybė vietų nebuvo net labai prisiliesta ir tik pastaruoju dešimtmečiu krantinės urbanizuojamos aktyviau ir pritaikomos miestiečiams. Bet mums labai įdomu, kur tie 5 kilometrai centrinės teritorijos turėtų būti ir kokie jie turėtų būti mieste. Nes upė Vilniuje yra 47 km ilgio. Ir jinai labai yra įvairi. Mes žinom, kad Vilnius yra išsiplėtęs, yra gamtinių, natūralių teritorijų ir tik labai nedaug urbanizuotų teritorijų. Tada ir klausimas, tai kiek mes galim leisti prieiti tam žmogui prie upės? Kiek gali būti upė laukinė. Ir iš tikrųjų, netgi Vingio parke nuo šunų maudyklės judant link Vilkpėdės dar visai neseniai buvo sudėtinga prasibrauti, tik tai patys narsiausiai palei pakrantę galėdavo pasivaikščioti. Ir iš tikrųjų ten labai gražu. Ir norisi padaryti tokius takelius, kurie nebūtų urbanizuoti, bet tiesiog būtų galima praeiti ir pasigrožėti, nes jau visiems turbūt nepaslaptis, gamta yra mūsų sveikatos šaltinis ir mes visi čia gyvenantis turim turėti galimybę pasisemti gamtos išteklių ir tai yra mūsų sveikata. Tai kalbant apie tai, kad Neris turi įvairų potencialą ir krantinės labai įvairios, bet mažoji dalis jų urbanizuota ir čia yra Neries upės grožis. Mes turim labai natūralią aplinką ir galim žavėtis visiškai gamtinių įvaizdžių ir turim miestinį įvaizdį. Ir tai nuostabu, kad galim vasarą leisti krantinėse aktyviau savo laisvalaikį. Ir vėlgi, kaip Danguolė klausimas keliamas, kiek mes galėtumėm dar turėti tokių alternatyvių vietų, ar galėtumėm turėti, tai kokios jos galėtų būti. Tai kalbant apie Vilniaus ambiciją ir svajonę, pradėtas nueiti kelias jau turi vaisių, nes esam atlikę urbanistinę gamtinę analizę, esam pasidarę konsultacinę Vilniečių apklausą, mums įdomu, ką galvoja Vilniečiai. Yra įvykusios dirbtuvės ir jos turbūt ne viena dar bus ir čia tik dalis visų mūsų žingsnių. Turim trumpalaikę viziją, bet dirbam ir prie didesnės vizijos, urbanistinės vizijos pakalbėsiu, nes čia dabar artimiausi žingsniai sudėlioti, tai tie mažyčiai artimiausiai perspektyvai. Šiandien dienai dirbam prie pakrančių priežiūros strategijos. Tai yra urbanistinė ir gamtinė mūsų vizija, jos turi dėrėti ir visa tai nuguls į ilgalaikę viziją, kuri dar tik tai gimsta, dėl to mes šiandien ir esam, norim apie tai kalbėti. Tai kaip ir minėjau, visuomenės įtraukimas yra svarbi proceso dalis. Visada klausimas, kada, kiek, kaip, kokiom galimybėm įtraukti visuomenę. Įvairių tų būdų yra. Čia konkrečiai buvo dirbtuvės. Dirbtuvių rezultatai buvo įvertinti ir atskleistas kiekvienos tos krantinės etapo charakteris. Mes išgirdom atvykusius, buvo ir architektų, ir plėtotojų, ir gamtininkų, ir visų mylinčių ir prijaučiančių. Mes kvietėm tikrai labai didelį ratą žmonių. Ne visi gal susidomėję atėjo, bet labai mūsų komandai buvo įdomu išgirsti ir atliepti tuos, kuriems įdomu kurti kartu. Kalbant apie tai,
kokia plati mūsų ta vizija, tai šiandien dienai mes esam pasidarę tas antras dokumentėlis analizė ir struktūrinė vizija ir judėsim prie kiekvieno specifinio projekto atskirai, nes jis susideda iš mažyčių projektėlių, kuriam skirsim ir visuomenės įtraukimą, ir pasitarimą. Tai projektas yra tikrai kompleksinis. Kompleksinis toks, kad jo ribos yra vat tokios. Mes esam pasitikslinę su Bluma, šiuo metu dirbam prie pakrančių tvarkybos ir yra analizuojama kiekviena atkarpa, didžiulis kompleksinis darbas, čia Vaiva galės gal papildyti jau diskusijoje. Bet grįžtant prie kompleksiškumo ir masto, nėra visas tas mūsų veiksmas atsitiktinis, jis po truputį suskaidytas etapais ir dirbame etapais ir čia labai svarbu pasakyti, kodėl mes dirbam, ko mes siekiam. Nes mes norim paversti Neries prieigas viešą erdvę. Ta vieta, kur žmonės gali susitikti, tai yra linijinė viešoji erdvė. Mes vaikštomės palei ją ir sukurti įvairiam vartotojam veiklų. Taip pat labai svarbu pasakyti, kad ir upė, kuri dalina šiaurę ir pietus, turėtų būti jungiančioji ir mes svajojam padaryti ją jungtimi tarp kvartalų. Dėl to jūs matysite ir tiltų vizijas, ambicijas, ir ne tik pėsčiųjų, ir dviračių. Tai ta viešoji erdvė tiesiog turi susisiūti. Jinai turi susiūti mūsų miestą, kad jisai būtų tinkamas, nes dabar kol kas ryšių tai mažai. Kalbant apie apklausą, tikrai Vilniečiams rūpi upė ir jie kuo toliau, tuo labiau leidžia laiką prie upės. Net 8 iš 10 Vilniečių pozityviai vertina šitą viziją mūsų apklausoj atliktoj ir cituoju, kad tarkim jie norėtų daugiau paupio Vilniuje, norėtų tokių analogijų, nes mato tokią miesto dalį sutvarkytą, kur gali atvažiuoti ir pasivaikščioti. Ar visos tokios vietos Vilniuje turi būti? Tikrai ne. Ir tai yra labai svarbu nusistatyti, kur yra tos mūsų autentiškos teritorijos, kurių mes nelysim, neurbanizuosim, leisim tik minimaliai prisiliesti, gal kur švirt, nieko nedarysim, nes, kaip minėjau, 47 km yra tikrai labai daug, centriniai miesto daly yra 5 km. Tai grįžtant apie nueitą kelią ir kur mes šiandien esam, kaip ir minėjau, analizė atlikta, kūrybinės dirbtuvės, konsultavomės su mokslininkais, tai vis dar vyksta, nes mes rengiam ir dirbam prie 2 dabar strateginių dokumentų, tai ilgalaikė vizija ir tą pakrančių priežiūros strategiją. Ir prie kiekvieno mažo projekto, kad ir koks jis bus taškinis, truputėlį pamatysit, mes visą laiką norim girdėti, konsultuotis ir jeigu tik tai norit, kelkit ranką, mes įtrauksim jūs ir paaiškinsim. Tikrai Vilnius yra didelis, dėl to sakau, visuomenės įtraukimo formų yra įvairių. Tai šiandien dienai, ačiū Danguolei, pradedam tą kalbėjimą po truputį vis daugiau ir daugiau, kad tas žinia sklistų. Matom šitą procesą kompleksišką, neapsistosiu, bet etapai yra suplanuoti ir mes matom tą kaip detalizavimą nuo didelio iki mažo. Dabar vėl pradėsim didesnį ilgalaikę viziją, taip atsitraukdami ir priartėdami norim jums papasakoti, kur yra tas balansas tarp urbanistikos ir gamtos. Tai kokius iššūkius mes sprendžiam? Turim ekologijos ir rekreacijos klausimą, ne? Kad soviečių mečių suformuotos krantinės, jos turi tos kietos dangos, nes centriniai daly mes esam apsisprendę kai kur eliminuoti tas betoninės krantinės ir leisti gamtai kvėpuoti ten, kur nereikia. Ten, kur, pavyzdžiui, atoslūgiai jau nebepakyla, potviniai nebepakyla ir mums reikia daugiau natūralių krantinių. Bandom rasti tą balansą tarp susisiekimo
ir rekreacijos. Tikrai įdomu tai, kad nemaža upės dalis sutapatinta su gatvėmis ir mes neturim net tokių pėsčiųjų traktų, turim mašinų traktus. Tai norėtųsi tų mašinų taršą nukrauti nuo upės ir kaip tik čia su tuo susiję dviračių takų, pėsčiųjų takų planavimas, kad ta tarša eitų nuo upės ir mes duotumėm žmogui daugiau prieimo prie upės. Tai ekologija, rekreacija čia labai svarbu ir skatinti judėjimą miestiečių į Šilginę, tą mūsų ašim yra svarbu. Susisiekimas, miesto planavimas, tai čia kalbam apie tiltus ir, kaip ir minėjau, tas jungtis. Kad galėtume paskatinti vaikštomumą, mums reikia daugiau tų ryšių. Tikrai nepaslaptis, kad transportiniai tiltai nėra pati geriausia susisiekimo priemonė. Turim labai aišku pedagoginį tiltą, kuris neveikia ir mums reikia dar daugiau tokių baltųjų tiltų. Skamba keistai, bet mums reikia pėsčiųjų ir dviračių tiltų, ką Danguolė paminėjo, Kopenhaga padarė, tikrai padidino pėsčiųjų vaikštomumą ir dviračių važiuojamumą, padarė atskirus tiltus. Tai tas junglumas yra labai svarbus tiek skersai, tiek išilgai upės. Ir šiaip šiuo metu trūksta 9 tiltų, planuojami 5, vienas iš jų statomas, po to papasakosiu. Bendrai norisi apžvelgti, kad mes sprendžiam socialinę, ekonominę per prizmę ir potencialas yra didžiulis. Mes galim paskatinti net ir ekonominę veiklą prie upės ir kodėlgi ne daugiau tokių kavinių, šokių vietų, kurios dabar po truputį formuojasi. Žmonės gali ten aktyviai tiktis būtent toj centriniai miesto daly, kurioj mes turim jau vykusią urbanizaciją. Mes galim tik tai paskatinti. Ir taigi, remiantis apklausomis, gyventojai norėtų aktyviau leisti laiką prie upės. Turim realiai perpildytą baltąjį tiltą, jis jau pasiekė savo visą ribą ir reikia daugiau galvoti, ką mes galime pasiūlyti miestiečiams. Būtent toks ir tikslas – kurti įvairias kitokias erdves kaip alternatyvą jau turimoms. Tai viešųjų erdvių diferencijavimas, kaip ir sakiau, mūsų esminis uždavinys, kaip nepadaryti jų visų vienodų ir kaip atrasti balansą. Ir kaip ekonominis potencialas taip pat reikšmingas. Tai visa upė yra suskirstyta etapais ir mes dirbsime dar prie kiekvieną kartą detaliau. Kaip ir minėjau, centrinės upės dalis didžiausias dėmesys, nes ten urbanizuota, bet mes pradėjom nuo Verkių iki Užvingio šiandien dienai. Buvo trumpalaikis fokusas čionai, bet dirbsim daugiau ir platesniam kontekste. Ir darbuojantis šitoj atkarpoj nustatėm tos esminius poreikius, kurie jau dalinai ir pradėti. Tai Alberto tiltas jau ir statomas, administracija patvirtino šitą sprendimą, kuris gulėjo stalčiui kuris laikas. Užvingio salos tiltas taip pat projektuojamas ir jau tikimės greito statybos leidimo. Nustatėm, kad Kernavės tiltas yra labai reikalinga alternatyva. Tikiu, kad visuomenė kils diskusijų, kaip čia šalia Baltojo tilto dar reikia vieno tokio, bet tai yra akivaizdus poreikis ir ryšys sukurti dviračių pėsčiųjų jungti nuo upės iki Konstitucijos prospekto. Nėra dabar sklandaus tokio ryšio, mes turim laiptų, daug barjerų, turim neišnaudotą prie Nacionalinės dailės galerijos tunelį, kurį galima panaudoti, atverti ir taip sujungti tiltą su tuneliu ir su Konstitucijos prospektu, Šnipiškėm ir visa kita terasa, nes aukščių skirtumas yra didžiulis. Apkrovimas dviračių ir pėsčiųjų per Baltąjį tiltą yra tikrai didžiulis ir norisi alternatyvos, tai dirbam ir prie šito ryšio. Na ir Antakalnio Žirmūnų tiltas, tai yra ryšys tarp 2 rajonų, kurie tikrai nepelnytai yra atskirti
ir gyventojai turi, tarkim, interesą ir į polikliniką, jie nuolat daro didžiulį lankstą, didžiulės gyvenamosios teritorijos jos nėra sujungtos, žmonės tiesiog negali vaikščiotis net ir tą pačią Antakalnio dalim nuostabia pakrantę, jiems žirmūniečiams sudėtinga ją pasiekti. Tai mūsų projektas apima ir transportinių tiltų pritaikymą pėstiesiems dviračiams, vadinasi jų sutvarkymą. Didžiąja dalim tie tiltai buvo netvarkyti, jiems tikrai trūksta dėmesio ir kai kurie ir turi ir avarinės būklės, tai išnaudojam šitą perkrovimą ir pasitelkiant ir mažosios architektūros priemonę, meninės priemonės. Ir, kaip ir minėjau, svarbiausiai įvedant dar dėmesį pėstiesiems atskirai skiriant ir dviračiams. Tarkim, Liubarto tiltas bus atskirai skirtas pėsčiųjų dviračių juostą, galima bus skirti panaikinus vieną mašinų juostą. Tai yra tikrai reikšmingas pokytis jungiant Žirmūną su Naujamiesčiu. Na ir dviračių takai yra, kaip ir minėjau, ta ekologinė transporto priemonė, kurią mes norėtumėm skatinti, atitraukiant automobilius srautus ir išnaudojant tikrai puikią galimybę. Tai yra 3 pagrindiniai mūsų dviračių takai: Šiltnamių Užvingio tiltas, Šiltnamių gatvės. Tikintis, pamatysit toliau, kad mes planuojam čia ir tiltą. Tai 2 tiltai šalia Užvingio ir Lazdynėlių tiltas, kuris jungs pėsčiuosius ir dviračius. Antras yra Verkiai su upės gatve, labai svarbus ryšys, tai jis tvarkomas ir restauruojamas, kaip ir Valakampių ir Vileišių gatvės dviračių takai. Kaip ir buvo pasakyta, urbanistiniai jungimai labai svarbus ir Vilkpėdė su Lazdynėliai, Šiltnamių teritorija bendrajam plane yra numatytas tiltas, kadangi dabartinis tūkstantmečio tiltas yra visiškai perpildytas ir yra daugybė kamščių, tai be pėsčiųjų mums reikia ir transportinių jungčių, kad miestas galėtų gerai būti organizuotas ir kvėpuotų. Tai šiandien dienam dirbam prie konceptualių sprendinių bendrojo plano detalizavimo. Tai šitas sprendinys truputėlį keisis nuo to, kuris numatytas bendrajame plane per Vilniaus šilumos tinklų teritoriją ir ieškom būdų, kaip nedaryti gatvių palei upę, išsaugant natūralią upės dalį, kur galima būtų vaikščioti, o ne transportiškai važiuoti. Taigi pritaikom esamas jungtis ir jas rekonstruosim. Na ir viešasis transportas arba rekreacinis transportas sukėlęs daug klausimų. Čia yra mūsų pradžia ir ambicija taip pat paskatinti miestiečius rinktis kitą alternatyvę transporto priemonę. Antakalniečiai tikrai pasakys, kad būtų gerai važiuoti ne vienas, yra pasvajojęs plaukti į darbą laiveliu. Šiandien dienai plaukti į darbą dar iš Antakalnio neįmanoma, bet padidinus laivelių neplauksit. Padidinus laivelių skaičių galima tą padaryti, kodėlgi ne. Venecija visi plaukia ne į darbą laiveliais. Tai čia klausimas mūsų, mes turim pasirinkimą. Tai, kad Vilnius turėtų pasirinkimą, šį pavasarį buvo startuotas su viešuoju transportu ir jam reikėtų plėstis, kad mes turėtumėm tankesnį grafiką ir ilgesnius atstumus, taip, kurie galėtų mums jau turėtumėm ambiciją iki Valakampių tilto nuplaukti ir ilgesniais atstumais. Šiandien dienai tai mūsų patys pirmieji testai. Ir apie meną, apie rekreacinę dalį mes vis kalbam, upė turi tarnauti žmonėms, tai čia ir mažosios architektūros elementai, želdynai, skulptūros, tikrai bus tų dalykų, kur galima ir menininkam pasiūlyti įsitraukti į mūsų planavimo projektus. Ir vienas iš jų ant Liubarto tilto jau gimsta, turėsim meninį sprendimą susijusiu su upe. Kalbant apie dabar trumpalaikės perspektyvos tuos taškinius projektus, galima
juos čia matyti nuo esamo žiemos uosto iki Valakampių paplūdimio plėtros, nes ten yra poreikis gyventojams maudytis. Ir galiu paminėti, kad Nacionalinės dailės galerijos aikštės rekonstrukcija planuojama būtent mažinant kietųjų dangų kiekį ir atliepiant šios dienos poreikius. Tai centrinės universalinės teritorijos parkavimo aikštelės pavertimas viešąją erdvę taip pat yra dangų iškietinimas. Tai mes ieškom tų būdų, kur galime pakeisti ir atliepti šiandienos įpročius, bet bus ir tų būdų, kur reikės statyti, kaip ir irklavimo bazė ar lengvosios atletikos maniežas. Tai ten jau yra su pastatais didesnė intervencija ir nebus taip, kad mes jau nedarysim tos intervencijos. Tai ta kažkuri funkcija, jinai reikalaus didesnių gamtos paaukojimo, kažkur duosim duoklę. Taip pat turim ambiciją lauko baseinui prie Baltojo tilto, Baltoj mūsų žalioj pievoj, kalbant apie tai, kad šiandien dienai upė yra labai srauni ir vaikai tikrai ne visi gali maudytis, norisi vasarą išnaudoti maudymosi sezoną centre, tai būtų tokia idėja daryti lauko baseiną, atvirą lauko baseiną pievoje. Tai beje, labai daug žmonių palaikė šitą idėją, daug techninių iššūkių turėsim sprendžiant šitą klausimą. Kaip ir buvo toks susitarimas, kad Baltoji pieva čia daug vizijų turėjo ir pastatų, ir užstatymų. Mes manom, kad tai nėra užstatymas, tai yra tiesiog atviras baseinas vaikams, daugiausiai, aišku, vaikams ir ten ta pasiūla, man atrodo, labai svarbi. Tai neužsilieku prie taškinių, tai šiandien dienai su Bluma ir didelė komanda rengiam pakrančių priežiūros strategiją ir čia yra formuojami 2 indeksai, vertingųjų savybių indeksus ir rizikų, grėsmių ir trūkumų indeksas. Tai čia jau labiau gal Vaiva dar pakomentuos mūsų diskusijai, bet tai yra dabar atliekamas tyrimas ir bandom identifikuoti, kaip mes tvarkysim ir kokiu režimu organizuosim želdynų priežiūrą visų upės ilgių. Na ir kalbam apie priežiūrą, mes turim pasakyti, kad invaziniai augalai bus mūsų tvarkymo tikslas, tai uosialapiai klevai kertami ir tai viena iš priežasčių, kodėl mes ten tvarkysim. Taip pat priežiūrai reikalinga ir infrastruktūros plėtra. Tai mes turim minimalų tikslą kažkur, kur reikia padaryti takelius, kažkur reikia padaryti dviračių takus ar laiptelius, kaip ir minėjau, mažom intervencijom. Dėmesys aplinkosaugai, čia man įdomi tema, kad praeitais metais mes kaip tik inventorizavom visus Neries intakus ir aplinkos apsaugos departamentas nenustatė nei vieno taršos šaltinių. Ir šaltuoju sezonu metu, aišku, tie tyrimai gal rečiau atliekami, bet šiltuoju maudymosi sezonu mes imam mėginius ir sekam upės taršos lygį. Visi duomenys yra tvirti miestų plaučiai LT, kaip žinia, turim daug duomenų, galima būtų pasižiūrėti. Ir šiandien dienam dirbam su Grinda dėl momentinių taršos matavimo stotelių 3 Neries vietose. Kaip mes galime greitai aptikti naftos taršos šaltinius ir tam tikrais barjerais sulaikyti tą naftos plitimą. Tai imamės prevencijų, jeigu įvyktų ekologinė nelaimė. Na ir apie vertę gyventojai, čia mes galime kalbėti, kad taip gamta, bet tai mes ieškom tos dermės tarp žmogaus jau vykdomos veiklos mieste ir tikrai norim paskatinti ir tą ekonominę veiklą, kad tas centrinė dalis ir tos vietos urbanizuotos jos galėtų
tikrai gyvuoti ir restoranėliai, ir kažkokios kitos veiklos, kurios mums sukurtų ekonominę naudą miestiečiams ir mums ilgalaikiai perspektyvai tai būtų ir biudžeto augimas, ne tik tai veiklų diversifikacija. Na ir kaip visa viešo erdvė mes norim, kad kuo būtų daugiau naudojama pačių miestiečių kaip sveikatos šaltinis, nes upė yra mūsų gamtos dalis ir norim, kad ją miestiečiai labiau naudotųsi. Tai šiandien dienai mes turėjom tik tai dalį upės ir mūsų ambicija yra suplanuoti didesniai urbanistiniai perspektyvai visose šitose 42 dalyse ir uždavinys yra didelis. Dirbsim kartu įtraukdami visuomenę ir, kaip ir minėjau, kompleksas apima ir ryšius, ir prieigas, ir miestiečių gyvenančių šalia upės pakvietimą. Nes būna tokių miesto dalių, kad žmonės, Naujoji Vilniuje čia pasakojo vieną istoriją, kaip nusipirko architektą sklypą, net nežinodami, kad šalia yra Vilnelė, nes tiesiog ten taip apaugė, net nesuprato pardavėjai, kad jų sklypas yra prie upelio. Gal tokių kardinalių situacijų nėra daug, bet iš tikrųjų norisi, kad žmonės atrastų tą upę ir uždavinys tikrai didžiulis. Kaip ir minėjau, sudalinę esam etapais, nuo Grigiškių, Lazdynėlių, Užvingio. Vingio parkas turi savo jau veiksmų planą. Tai kaip ir minėjau, nuo Vingio parko iki pat Verkių ir Valakampių mes esam susidėlioję trumpalaikių veiksmų planą įgyvendinimą, prie kurių dabar dirbam, bet yra tik mažytė dalis projekto ir norim pasakyti, kad visas tas požiūris turi būti holistinis ir mes turim rasti balansą, kaip neuždrausti, neužtvenkti tos tėkmės, kuri yra natūrali, o kai kur paskatinti ir ekonominę, ir socialinę plėtrą. Tai man atrodo, kad daugiausiai informacijos galėtume atrasti Neris atgimsta LT, turbūt ten jau esate apsilankę, mes ten patalpinsim kuo ir toliau, tuo daugiau kaupiamą medžiagą, analizę ir tyrimus. Ir jeigu tik turit klausimų, visada galit mums rašyti ir kviesim toliau dalyvauti visokiuose panašiuose formatuose. Tai ačiū labai. Kolegos, kurie kartu ruošė šitą susirinkimą, tai miesto vyriausia sodininkė, ekologė ir kraštovaizdžio dizainerė Vaima Marozienė, Martynas Balsys, kuris yra irgi miesto sodininkas ir biologas. Na va, ir pakvietėm dar kartu padiskutuoti du gamtininkus, daktarą docentą Richardą Skorupską, geografą, ir biologą, patį populiariausią Lietuvos gamtininką šiuolaikinį Tadą Ivanauską, Marių Čepulį. Tai dabar dar aš noriu pradžioj paklausti Lauros tokį praktišką klausimą, ar Antakalnyje bus maudynės? Nes Antakalnis dabar liko, visur yra numatyti pliažai ir maudymosi vietos, o Antakalnis didelis rajonas, daug gyventojų ir daug jaunimo. Kol kas tai Valakupiai, tas taškas prie Balto tilto maudosi tik patys drąsiausiai, kurie nebijo srovės, bet ne, Antakalnyje kol kas neturi maudynės. Aišku. Tai dabar norėčiau pradėti klausimus nuo upės pakrančių, kadangi čia buvo daug skirta dėmesio ir jau prasidėjo valymas invazinių. Gal aš ne nuo to galo pradėjau. Gal vis dėlto, Richardą, aš paprašysiu paaiškinti, kodėl čia Neris mums tokia svarbi yra. Vadina žaliuoju karkasu, vadina gamtiniu karkasu. Kas tai yra iš viso tas gamtinis karkasas, kad visiems būtų aišku? Kaip ir miesto architektė minėjo, mes turime mieste 40 ir 45 km Neries koridorius, labai reikšmingas nacionalinio lygmens ir išskirtinumas jo tas yra, kad mes čia turim giliausią slėnį iš visų Lietuvos upių, labiausiai terasuotą slėnį
ir su ypatingai didelė gausa gamtinių sąlygų įvairovės. Taip grubiai, čia skirstė į smulkesnės atkarpėlės, aš taip grubiai, sakykime, tą nerį mieste suskaidyčiau į 3 dalis turbūt. Ta aukštutinė šiaurės gamtiška labiausiai, švariausia, patraukliausia gamtinių požiūrių, tada reprezentacinė neris, kuri centre, jau tas ribas galim čia ar nuo Žirmūnų tilto, ar nuo Šilo tilto dėlioti, bet ta, kuri įkanalinta, sakykime taip, neris kanalas, iš vienos pusės patogu, gerai, stabilu, bet iš kitos pusės nei socialinių požiūrį, nei gamtinių požiūrį, nei patraukli. Ir ūkinė neris žemiau Lazdynų tilto. Ta neris, kurios mes turbūt mažiausiai pažįstame ir sunkiausiai praeinama, dėl to, kad įsprausta visokių ūkinių įmonių ir labiausiai apšiukšlinta, tarp kitko. Na, tenais užvalymo renginių galima sakyti, kad natūralesnė, bet vėlgi palikime mes ją ūkiniai. Tai gamtinis karkasas apjungia. Neris, sakykime, jungianti grandis, kuri atneša, sakykime, gamtinius resursus, švarų orą, vandenį iš už miesto ribos ir išneša tai, kas nelabai gera, tai, kas jau panaudota. Išvalo miestą, papildo miestą ir išvalo. Bet kaip gamtinis karkasas, kaip gamtinio karkaso elementas svarbus, jinai ne visose atkarpose veikia. Ir va būtent ta centrinė reprezentacinė dalis, jinai mažiausiai funkcionali. Jinai kaip migracijos koridorius veikia tik tai vagos ribose, krantinių ribose. Žuvis, žinduoliai, kurie sugeba vandeniu praplaukti ir kaip šie metai parodė, ir briedis sugeba praeiti, jeigu nėra miškelių pakrantėse tinkamų. O šiaip pati upė, tai jeigu reikėtų įvertinti jos būklę, tai medicinės terminais, tai upės pulsas mažėja, silpnėja. Ką tai reiškia? Upės pulsas reiškia lygių svyravimai. Giedrė turbūt, kuri kas savaitę tyrė, matuoja, gali aiškiau pasakyti, koks ritmas, bet stipraus pulso nebėra jau gerą 10-metį. Tai yra pavasarinių potvinių stiprių, kurie padeda apvalyti upės pakrantės, kurie upę daro panašesnė į upę ir mažiau į kūdrą. Tai, kas dabar vyksta, toks kūdrėjimas šiek tiek pastebimas. Bet nuo ko čia priklauso? Gal čia yra klimato kaita ar kažkas? Priklauso iš tiesų daug. Klimato kaita be abejonės yra bazinis pagrindinis veiksnys, bet atsimimkime taip, kad mes su upės aukštupį turime kaimyninėje valstybėje ir tenais dalis tų resursų paimama. Vileikos marios, didžiulis vandens telkinys, ant Neries vienintelis tvenkinys 700 kvadratinių kilometrų. Garingumas iš paviršiaus išgarinimas be abejonės ir didžioji dalis vandens nukeliauja į Minską, augančią Minskui pamaitinti. Priedo plus Astravo atominė elektrinė, aušinimui vandens kiekis nemažas naudojimas ir tie resursai sunaudojami, kad nepatektų į kaiminę šalį, to šalies susiformavęs nuotykis gana efektyviai panaudojimas. Ir mums kas lieka, tas lieka. Laimėje turime mes Žeimeną, kuri irgi iš šiaurės rytų Lietuvos to vandens atneša nemažai, šiek tiek atsistato, bet tai lemia, būtent tos savybės lemia tai, kad vandens lygis yra palyginus žemas ir pagal tendencijas tas visas potvinis pavasarinis didelis prapuola, kuris yra reikšmingas neriai kaip upiai, bet kokiai upiai, ir gausėja tokių smulkių pakilimų ir kartais vasaros poplūdžiai intensyvesni negu pavasariniai potviniai, ta savybė yra. Ir nuo to priklauso ir naudojimo ypatybės. Jeigu mes tik į upę žiūrime, vienos galimybės, jeigu mes norim upę naudoti kaip koridorių komunikacijos plaukiojimui, mes turime šitos pokyčius kreipti dėmesį. Aš irgi džiaugiuosi tą iniciatyvą, kad upė tampa keleivių keliavimo vieta, bet dėl kitų metų ar dar kitų metų pasiliekus tokią abejonę ir baimingumu, kaip tie laiveliai praplauks, nes mes nepagalvom apie grimzlę. 75 cm grimzlė upelio, tai yra laivelio, yra kritinė. Šiemet laimė išpuolė vasarą vandeninga, be proto vandeninga. Kitąmet pažiūrėsime, kiek jie veiksnus bus, net ir toj atkarpoj, kur dirba. Labai norėtųsi, kad nepastvirtintų prognozės, jie funkcionuotų, bet grėsmės yra šitą prasme.
Ir čia žmogus nieko negali pakeisti. Šitoje vietoje ne, mes galim tik reaguoti ir pasipildymas, nuo kurio mūsų priklauso, tiksliau nuo mūsų upelių, kurie papildo nerį, tai miesto ribose mes gal 10 kubinių metrų papildymą turime. Vilnelė Vokė po 5 kubinius metrus, Sudervėlė Riešė po 1 kubinį metrą ir dar kiti upeliai mažiau. 10 litrų arba 100 litrų. Aišku. Plius tai gal 10 papildom tą vandenuką, bet lygio įtakoti nelabai. Kaip pastebėt, mūsų lygis dažniausiai priklauso nuo liūtinių kritulių Baltarusijos teritorijoje. Pas mus giedra, vandens lygis upėje kyla. Tai tiesiogiai priklausom nuo kaimynų. Kiek jie mums duoda vandens, tiek ir turim. Aišku, supratau. Nu tai kągi, grįžkim dabar prie pakrančių ir jau prasidėjo valymai, invazinių augalų, uosialapių klevų kirtimas ir iš karto aš pamačiau Facebook'e daug nepasitenkinimo. Ir aš tada Mariaus noriu paklausti, kaip vertinate šitą procesą? Biologinė įvairovė labiausiai naikina be žmogus. Invaziniai augalai yra lygiai tas pats, kas žmogus, tai yra invaziniai gyvūnai, invaziniai augalai yra atvežti žmogaus. Jie nėra iš niekur atsiradę, jie yra žmogaus produktas. Mes atsivežėm uosialapius klevus, nes mums patinka, mes atsivežėm robinijas, nes jos fainiai žydi, mes atsivežėm sosnovskį, mes visas pakrantės apsodinom rykštenėm to nenorėdami ir mes nebeturim visiškai faktiškai natūralių augalų. Jeigu tu aš vaikštau labai daug palei visą nerį. Vienas iš mėgstamiausių maršrutų yra. Aišku, apie Vingio parką, aš ten nešneku, ten viską apėjęs. Ir anksčiau daug fainiau buvo vaikščioti, dabar padarė takelius, daug žmonių vaikšto, mane nervuoja. Tai čia yra bėda. Bet gerai, tie takeliai faini. Bet Vingio parkas yra invazinių augalų buveinė. Didžioji dalis pakrantės, faktiškai vien invaziniai augalai. Ir bitkreslės, ir rykštenės dabar visiškai susėjo, aš jau nekalbu apie uosialapius klevus. Tai jie kenkia įvairoviai, tai jie neleidžia mūsų vietiniam augalam atsirasti niekaip ir jų taip paprastai neišnaikinsit, puikiai žinot, iškirsti jų tikrai nepavyks, reikia specialių priemonių, kad jas išnaikintumėt, nes negali atsirasti vietinės rūšis, gluosniai ir visi kiti augalai. Su jais negali atsirasti vietinės gyvūnų rūšis, vietiniai paukščiai ir taip toliau, nes uosialapiai klevai yra tokia padla, kurias niekas nemėgsta, niekas jų nevalgo, net bebrai jų negraužia. Net socialdemokratai jų nemėgsta, tai velnias, kas juos mėgsta. Niekas jų nemėgsta. Tai ir jie kenkia mūsų sveikatai. Ta prasme, alergijos ir taip toliau yra įrodyta, ir kai jie žydi ir prasideda čia visokios nesąmonės. Tai jo, jų tikrai neturėtų būti, ar tai bus lengva jais atsikratyti, atsikratysit, bus labai puiku, bet aišku, tuo reikia užsiimti. Iš kitos pusės jie vėl paskui užaugs labai labai greitai, nes tai labai gajus augalas, ne veltui jis yra invazinis. Tai apie visokius žolinius augalus, kaip juos išnaikinti, šansų jų nėra išnaikinti faktiškai. Ta prasme, turime viską tada išarti, suakėti ir iš naujo arba betoną užpilti ir nuo tada tik išnaikinsit. Nes kai jie įsikuria, rykštenės, kai įsikuria, jų neišnaikinsit. Ta prasme, kai įsikria tos visokios sprigės, bitkreslė pasakiau, kai nesąmonė, atsiprašau labai. Sprigės, bitinė sprigė ir visos kitos, smulkė žiedė, tai viskas, jau be šansų jais atsikratyti. Jie kaip auga, taip ir augs. Tai kažkurioje vietoje ten, kur galima pasėti žolytę, sunaikinus visiškai visą bioįvairovę tuo pačiu, tai yra, mums šansą turim. Arba mes sunaikinam bioįvairovę pasėdami pievą, tokia kokia yra prie, ta baltoji pieva. Ne? Ten nėra jokios įvairovės, ten tiesiog yra žolė su keliom rūšim augalų. Vienas būdas sunaikinti bioįvairovę, kitas būdas yra invaziniai augalai, kurie sunaikins irgi bioįvairovę. Tai aš labai teigiamai vertinau, kad uosialapius klevus pagaliau ėmė prižiūrėti, dar gerai, kad būtų ir tuopas, ne visas iš karto, po truputį pamažintų, nes vėlgi tai nėra mūsų augalas visiškai. O paupių vietiniai augalai, kad ten atsirastų, aš būčiau už. Iš kitos pusės, mes labai gražiai diskutavom laiškais. Tai žiūrėkit, kai mes šnekam apie gamtą, mes nešnekam iš tikrųjų apie gamtą kaip gamtą. Mes šnekam apie miesto gamtą. Taip. Tai reikėtų atskirti. Gamtai bet koks įsikišimas yra blogis ir pavojus, ir bet kokie čia tvarkymai yra blogis ir pavojus. Bet mes šnekam apie gamtinę miesto gamtą. Tai
Čia galima suderinti. Rūšis, kurios gyvena gamtoje, jos nesikrausys prie miesto. Jeigu čia pasodinsit liepas pakrantėje, padarysit pievelę, va ten kaip gražiai nuotraukoje atrodo, žmogui tai yra gražu, gamtai tai yra jokios prasmės neturi. Ten neįsikurs rūšis, kurios gyvena natūraliuose vietose, mes jas išnaikinsim. Tiesiog ir viskas. Tai tos rūšis, kurios ten gyvena, kad ir su tais pačiais invaziniais augalais, jos išnyks ir ten nebebus. Ten kažkokios kitos rūšis atsikraustys. Jeigu ten įkursit kažkokius tai vabzdžių viešbučius, jeigu nebus kur tiem vabzdžiam maitintis, jie tenai negyvens. Kaip aš pasakiau, jeigu jūs Gedimino kalne įkelsit gandralizdį, gandras ten neapsigyvens, nes nėra prasmės ten gyventi. Turi būti aplinka tinkama. Bet gal yra prasmė kurti tada kitas, tokias miestietiškas biocenozės, sakykime, ne? Jo, bet jos bus dėl žmogaus, ne dėl gamtos. Nu kodėl, jeigu belekas auga, medis auga ir ta pati liepa, jos visas kamienas. Nu, va, bet dabar klausimas, ką mes tą kuriam. Liepą pasodinti šiaip sau, liepa auga, bet kur galint pasodinti augti, bet kad medis sveikas augtų, klausiau apie grybus, ne? Bet koks medis, kad jis augtų normaliai, bet kokia bendrija, kad augtų normaliai, reikia bendrijos. Bendrija sudaro daugybę veiksnių, viskas prasideda dirvožemyje, bakterijos, grybai vienas iš svarbiausių elementų, augalas. Mes matom tik tai gražiai pasodintą augalą, kuris yra fainas ir gražus. Viskas malonu. Nes sodinamės augalus ir formuojam visą kraštovaizdį, visų pirma, kaip? Nežiūrėdami gamto, o žiūrėdami, kaip mums čia yra faina. Taip, tokia yra žmogaus veikla. Taip, nes mums turi būti gražu. Bet gamtai turi suderėti viskas. Grybas turi susidraugauti su medžiu, tada medis draugaus ir bus linksmas ir laimingas. Jeigu jie ten vidury Gedimino prospektą pasodinsit liepą, jinai ten vargšė, kentės be savo draugų. Tai visą kompleksą reikia žiūrėti. Tai tas kompleksas gamtos, jis gali atsirasti per ilgą laiką ir vat, ką daro, pavyzdžiui, kur sodino pievas palei pakrantėse ir tam tikras bendrijas pievų darė. Tai yra fantastiškas dalykas, nes bendrijos tada auga. Vieną augalą pasodinti, jisai nieko nevertas. Jis yra, vertas, atsiprašau, jisai vertas dėl to, kad žmogui yra gerai. Bet kokia žaluma žmogui yra gerai, bet ne gamtai. Tai tuos dalykus reikia atskirti. Bet galbūt va, tas sodinimas kaip bendrijų ir yra tas kelias, ar ne? Galbūt, taip. Kažkokius bent saleles padarius jau yra šis tas gėrio, bet jeigu jūs padarysite tą salelę ir ten bus tik tai viena žolės rūšis, nes paskui sunku tą žolę ten prižiūrėti ir ją nupjausit visą laiką vos tik pradės augti, tai nieko nebus. Tai reikia tada ir palikti gamtai, kad jin pati klestėtų, bet iš kitos pusės invazinės rūšis yra daug geriau prisitaikiusios, jos ten užaugs ir vėl bus viskas rykštenė užaugs. Tai va, sėkmės jums. Taip jau yra. Aš norėjau paklausti, ar negali žmonės kažkaip, dabar mes kalbam visą laiką apie savivaldybės veiklą ir taip toliau, bet aš noriu visą laiką sukti kalbą į tai, kad juk mieste tiek daug žmonių, pakrantėse gyvena tiek daug žmonių, galbūt žmonės patys yra daug entuziastų, kurie galėtų imtis kažkokių iniciatyvų, ar tai naikinti tuos invazinius, ten rykštenes, tarkim, ar panašiai. Ar galima, pavyzdžiui, nupjauti uosialapius klevus be leidimo? Kas čia gali atsakyti? Ne, vis tiek tas valymas, aš suprantu, reikalingas. Aš dėl uosialapių klevų galiu atsakyti. Berods nuo 2017 metų galim uosialapius klevus be leidimo naikinti. Priklauso, kur tie uosialapių klevai auga. Jeigu tie uosialapių klevai auga kokiam nors miško masyve, tai tikėtina, kad mums reikės specialių kirtimų leidimo. Bet tarkim, nuosavam sklype ar panašiai leidimo nereikia ir net yra skatinama ir savivaldybės dabar net finansuoti tai gali. Ačiū, supratau. O rykštenės gali žmonės iškasti? Taip. Tai jos labas vakaras visiems, šiaip labai smagu, kad čia susirinko ir tokių žmonių, kuriem tikrai norisi su kuriais diskutuoti, bendrauti ir apsitarinėti visus tos dalykus, nes tikrai kartais jaučiamės burbule. Tai aš būsiu truputėlį optimistiškesnė negu mano kolegos. Nes aš jaučiuosi pati kažką daranti, gal tyliai daranti ir netransliuoju stipriai į viešumą, kas vyksta ir panašiai. Tai aš labai norėčiau... Tai čia tik labai maža dalis, ką Facebookas transliuoja, tai yra ta gražioji dalis.
Bet iš tikrųjų tai aš padalinčiau, gal sakyčiau, tą visą mūsų veiklą į dvi dalis. Tai yra viena dalis yra pačio miesto želdinimo matymas ir kaip Marius ir sako, kad ne vieną medį nabagą pasodinti, kuris ten vargsta ir skursta žalėje, kad jam kurti bendrijas, kiek įmanoma, nes mes labai susidarėm, aš irgi turėjau tos rožinius sakinius, kad kaip čia viską darysim, želdinsim ir viskas bus faina, bet mieste yra miestas po miestų, kur mes atsidurėm į krūvą apribojimų, mes pešiojamės dėl vieno medžio, kovojam, kad jį galėtumėm pasodinti, nes lygiai taip pat kovoja elektrikai, apšvietėjai, ryšininkai ir visi kiti dalykai ir panašiai už savo turtą. Nu tai va, irgi su Marium kalbėjom, neaišku, kas blogiau, ar tie, kurie betonuoja, ar želdintojai gamtai. Tai va, tai čia va vienas tas didžiulis darbas, ką daro mano kolegos, aš pati ką darau. Ir kitas dalykas yra būtent va ta upė ir upės reikalai. Tai upės reikalai irgi yra padalinti iš gamtinės tos pusės į dvi dalis jos priežiūros prasme. Tai yra vietos, kur yra medžiai, kur yra invaziniai augalai ir vietos, kurios yra atviros, kur yra žolės. Ir mano tokia irgi rožinė svajonė dabar jau yra, kad pakeisti tuos invazinių medžių, lapynų, 100% tokių vietų į tas pievas, kurias mes galėtumėm, nu iš vis čia ir su Richardu padiskutavom, aš netgi matyčiau ganimo procedūras, nors ne, kad tas pievas ganytų ir avis, ir ožkos ir panašiai. Taip, aš tikiu, kad galbūt tai skamba dabar kaip utopija, bet aš žinau, kad mes turim kaimynus, estus, kurie tai daro, Latvijai link to eina ir aš labai džiaugiuosi, kad šiai dienai yra daroma didžiulė studija kolegų Blumos, kurie visą kratinį, kas apskritai yra daroma, ir mokslininkų komentarai, ir mūsų veikla, ir žmonių veikla, ir žmonių norai ir pageidavimai, kad jiems pavyks, ir aš labai sergu už tai, suklijuoti viską į vieną visumą ir kad tuo produktu galėtų naudotis visi. Ir miesto žmonės, ir mes kaip specialistai, ir tie, kurie planuoja infrastruktūrą, ir kad va, ta visa informacija, kad tas visas įrankis pasitarnautų būtent tam kokybiškam balansui. Aš suprantu labai aiškiai, gal man tai yra labai liūdna, kad mieste, ta upės, tam aktyviam mieste, ta upės atkarpa, kad jinai taptų 100% pilnai natūrali, nu, turbūt neįmanoma, nes yra miesto ekosistema, o žmogus, nu kaip, gal jis ir labai blogas, bet jis vis tiek yra tos miesto ekosistemos dalis ir nu, mes neišvengiamai, ką mes galim iš savo pusės padaryti šiai dienai, tai va surasti tą švelnų balansą ir aš labai tikiu, kad kadangi čia matau žmonių, kuriems tai rūpi, kad visų tas tikslas nusikreips ne į pyktį ir negirdėjimą vieno kito, bet išgirdimą ir kažkokį tai vis tiek tą sprendimų radimą. Tai aš va to labai tikiuosi ir šito ciklo prasidėjime ir labai džiaugiuosi, kad šitas ciklas atsirado ir labai džiaugiuosi, kad tiek žmonių diskutuoja tarpusavyje. Ačiū, Vaiva. Šitą aš galėčiau papildyti dar truputį. Taip. Dėl tų invazinių augalų irgi, kad suprastą kontekstą, tai ką pasakė Marius, visiška tiesa ir mes turim upę. O upė yra kaskadinė tokia ekosistema. Kiek mes beimsime iš čia vandens, jo visą laiką bus. Kiek mes beimsime ir tvarkysim tas pakrantės, jos visuomet bus užpildytas tuo pačiu. Jeigu nesutvarkysim upės nuo aukštupio iki žemupio, tol mes ir turėsim tą pačią. Tai vienintelis būdas, nedeklaruoti kirtimą arba valymą nuo medžių, čia destruktyvus toks veiksmas, bet iš karto galvoti apie konstruktyvų. Kuo mes pakeisim uosialapius ir kaip tai darysime. Tai va, jeigu šitą klausimą mes atsakome, mes turime pokyčius ir vietas, kurių neužims uosialapis klevas, kurio neužims bitinė sprigė arba rykštenė. Reikia atsparias sistemas. Tai vienas variantas gali būti medynai iš mūsų rūšių, į kuriuos neįsiterptų uosialapis, kas sunkiai suprantama, suvokiama, negaliu pasakyti tiksliai kaip veiktų, su pieviniais elementais turbūt realiau. Ar ekstensyviai ir intensyviai prižiūrima pieva, jeigu norim biologinės įvairovės, tada ekstensyviai turėtų būti, su kokiu šienavimu ar
arba ganimu, o jeigu intensyviai, tai veja, ta monokultūrinė kelių rūšių žolių ir svidrių miglių suformuota veja. Tokiu būdu mes prieš pastatysim tą teritoriją užsisėjimo uosialapės klevais. Priešingų atveju sukovoti neįmanoma. Čia tas pats, kas upės vagos valymas už didžiulius pinigus miesto ribose. Po 2 metų mes turim atsikuriančią ekosistemą su pirminiam užaugimo fazėm, atkartojant per 30 metų vėl tos pačios augalų rūšys, kurios atsiranda paprastai iškasus kūdrą kokią. Tai labai paprastas dalykas tų uosialapių. Į tą pusę pasakyti, kad bet kai mes kalbam apie nerį ir apskritai apie upes, nereikia labai toli žiūrėti. Mes pažiūrėkim 50 metų atgal, mes pažiūrėkim 100 metų atgal, kas buvo su upėm ir kas buvo su paupiais. Buvo labai daug gyvulių, buvo labai stipriai nugaunami paupiai, ypač pietiniai Lietuvos dalyje, rytiniai, nes tai buvo vietos, kur yra daugiausiai biomasės, kur yra gyvūnam daugiausiai maisto. Vilnius nebuvo išeitis. Dabar invaziniai augalai naudoja nerį, prieš tai naudojo žmonės. Tai buvo ir ganomos vietos, ir šienaujamos vietos, ir einamos, ir trypiamos, ir mes galim atrasti eilę istorinių nuotraukų, kaip Vilnius atrodė prieš tai. Tai kas yra upės pakrantės? Upės pakrantės visad yra apie naudojimą. Dabar taip egoistiškai skamba, bet arba tai yra žmonių naudojimas, arba tai yra gyvulių naudojimas, arba laukinių gyvūnų naudojimas, arba pati upė tvarkosi ir lednešis, ir visi krūmai būna nutarkuoti. Tos pačios pievos, stepinės pievos pagrindė irgi išsilaikė paupiuose vien dėl to gamtinio nuolatinio proceso, kai neleidžia užaugti krūmynam, neleidžia užaugti miškui. Tai paupiai visada buvo apie kažkokį tai judesį ir ganėtinai greitą judesį, o dabar mes labai akivaizdu, kaip esam nuo upės nutolę ir tą upę naudoja kažkas kitas. Man atrodo, aš mačiau nuotraukas dar senesnės, reiškia Vilniaus Žirmūnų ir Antakalnio pakrantės buvo plikos ir turbūt užsodintos tik tais po karo kažkur 60-70 metais. Jo, tai... Jo, aišku. Gerai. Tai tada, bet gerai, jūs dabar valote uosialapius klevus, o ką darysit vietoj jų? Ką sodinsit ar nesodinsit? Aš dar galbūt įsibėgėjau ten taikos vėliavą nešti, bet nepasakiau esmės, kad iš tikrųjų šiai dienai, kas yra daroma su upių mieste, miesto atkarpoje krantais, kur yra pievos, tai šiai dienai yra sudarytas šienavimo žemėlapis ir aš labai tikiu šituo veiksmu, nes pati braižiau tą žemėlapį ir atsižvelgdama į mokslininkų rekomendacijas, kurie atliko monitoringą pagal esamą situaciją, kokia yra bėda, nes mes bėdų turim ne tik upės krantuose, bet ir aplinkkelių šlaituose, tai yra invaziniai, tai yra erozijos, tai yra bioįvairovės skurdumas, tai kad sutvarkyti visus šitos trūkumus, tai yra vienas iš pigiausių būdų, tai tiesiog pritaikyti tam tikrą šienavimo tipą. Ta prasme, kitaip tariant, ganimą, tik tai, kad žmogus gano. Tai yra 1 kartą šienavimo, 2 kartai, 3 kartai, yra duotas laikas labai aiškus, nuo kada iki kada tą procesą galima atlikti. Yra vietų, kur, tarkim, yra natūralaus atžėlimo vietos, kur mes neliečiam, leidžiam tam šabakštynui formuotis, bet stipriai stebim, kad jeigu ten atsiranda kažkokie invaziniai ir visa kita, tai mes jos tiesiog taškiniu būdu išsiravim ir iš tikrųjų stipriai keičiasi. Vienas pirmųjų, jeigu ne visai apie krantą, bet kaip tik buvo padaryta inventorizacija ir šią vasarą mes vėl planuojam daryti inventorizaciją tų vietų, tikrinti, žiūrėti tą bioįvairovę. Tai vienas pirmųjų plotelių buvo prie savivaldybės Jono Jablonskio skveriukas, kur tas šepetys skulptūra tokia graži stovi. Tai 2020 metais, jo, tai jam 6 metai ir yra nuotraukos, kaip jisai buvo pačioj pradžioj ir aš tada jau vykdžiau monitoringą, ten fotografavau ir drugelius, ir augalus, ir visą kitą, kaip keitėsi. Ir Martynas, kolega, šią vasarą irgi atliko inventorizaciją, stipriai tikrai keičiasi, turtingėja. Taip, mes ten šienaujam 1 kartą,
palaikymui. Aišku, medžiai tikrai atsigavo, nes kada yra nešienaujama, neliečiama per kaitrą, jiems tikrai ženkliai geriau, bet invazinius mes ravim. Tiesiog aš pati su rangovais kartu būnu, pati stebiu ir jau duodu komandą, kad jau žiūrėkit šiušelės, ten tas, mes prasiravim. Tai va, tai yra tų būdų, yra tų galimybių, tik tai resursų gal mažoka, rankų. Taip. Taip, tai aš kalbu apie miesto tą ribą, tik tai, kur yra taikomas šienavimas, aišku, tenai toliau neužkabinam to dalyko, bet su uosialapiais yra programa dėl invazinių augalų, dabar irgi Bluma, tikiuosi labai tas rekomendacijas pateiks, kad būtų skiriamos lėšos, kad mes suprantam, kad jeigu tu jį išpjauni, tai čia yra ne pabaiga, čia yra pradžia su juo, tai mes iš karto turime labai stipriai galvoti jį išpjovus, kas vyks toliau. Sukam galvas lygiai taip pat kaip ir visi ir labai džiaugiamės, kai ateina su patarimais ir dalinasi jais, ką mes dar tobuliau galim padaryti, nes iš tikrųjų tų resursų yra tiek, kiek yra. Gal gyventojai gali prisidėti kažkokiu būdu? Aš manau, kad taip, nes tarp kitko buvo apie invazinius augalus, čia apie lubinus buvo akcija, nežinau, kiek kas užmatė, kur agitavo juos skinti, kol jie dar, aš suprantu. Ne, ten tai ne, mes Vingio parką iš tikrųjų labai stipriai saugom, jis labai jautrus, pati būnu ten kiekvieną dieną ir visą dieną ir tikrai mes jį stengiamės daboti, mes vykdom ir valymus ir viską, aišku, tų resursų žmogiškų, kaip visada visur trūksta, bet mes džiaugiamės savanorystėm. Tikrai pas mus ateina savanorių iš įstaigų ir tikrai su mūsų gamtininkais ir su Martynu ir su visais mes turim tas galimybės juos pritraukti ir vaikai, ir edukacijos vyksta. Mes tikrai darom dalykus, gal tik tai mūsų nesigirdi taip garsiai. Gal garsiau skelbti reikia? Nėra kada, kovojam. Šiaip kalbant apie tai, kaip visuomenė gali į tai įsitraukti, aš manau, niekas kitas į tai negali įsitraukti. Pagrindinis akcentas ir turėtų būti, kad jeigu mums reikia, tai mums reikia visiems. Gerai, man reikia, 20 nereikia. Tai kaip bus? Niekaip nebus. Ir pasaulyje tikrai populiarėja piliečių tiek mokslo, tiek iniciatyvų visas veikimas. Tikrai turim labai daug pavyzdžių, net nereikia toli ieškoti. Mannerheimo grybinukas. Nuostabi istorija, kai pasitelkė mokslininkai visuomeniai pagalbą, sakė, siųskit, fiksuokit tą vabalą ir stebėjimų skaičius labai stipriai išaugo. Tai įtraukti visuomenę į tuos procesus yra kritiškai svarbu. Ne tik kritiškai svarbu įtraukti veikiant, bet ir edukuojant, parodant ir leidžiant patirt. Nes kai tu patiri, tu gali suprasti, kam tau to reikia. Bet kol aš nepatiriu, gal man yra tikrai patogiau ant sofos 5. aukšte sėdėti, pažiūrėti žalią ekraną ar žalią paveikslą ir viskas bus ok. Bet kai tu turi tą tiesioginį sąlytį su gamta, kai supranti, ką jį tau duoda. Vienas paprasčiausias faktas, čia tikrai nemažai sodininkų palinksės tikriausiai galvom, kad kai ravit kažką, kai liečia dirvožemį, jum yra smagu. Ir tai yra moksliškai įrodyta, liečiant dirvožemį žmogaus organizme išsiskiria serotoninas. Tai vienas tik iš pavyzdžių, kaip mes esam gamtos dalis ir mes turim vienaip ar kitaip prie jos prieiti. Tai visuomenė yra kritiška suprasti, kad ne kažkas už juos turi padaryti, ne kažkas turi sukurti ar net sugalvoti, bet čia turi būti visų indėlis į tai, jeigu mes norim turėti. Grįžtant prie invazinių želdinių temos, tai iš tikrųjų labai gerai buvo pastebėjimai ir Richardo, ir Mariaus, kad mes turim galvoti apie konstruktyvų, kuo mes pakeisim, mes galbūt kažkur, kaip Vaiva sakai, turėsim pievas, kažkur šienausim, kažkur galbūt mes grąžinsim tuos pačius vietinius augalus, bet iš tikrųjų reikia žmogiškų išteklių. Jeigu mes pašalinsim tuos uosialapius klevus, ar vienu etapu, ar keliais etapais, bet jeigu ten turi atsirasti blindės ar kas nors,
čia reikia labai daug ir lėšų, ir laiko, o kai visuomenė skiria kartais valandą ar 2, tai darbo kaštai labai stipriai sumažėja ir daug būna padaroma. Tai čia pagrindinis akcentas turėtų būtent to, kad mums visiems reikia, o ne kažkam ir kad kažkas tai turi padaryti. Tai aš visai pilnai sutinku, bet kažkas tą procesą turi organizuoti, vadovauti, kas tą gali imti, savivaldybė. Čia ta vieta, kur dažniausiai būna tyla, nes visiems reikia karjeros, visiems reikia kažką daryti, visi mėgsta kažką daryti savo, bet iš tikrųjų tai yra tų žmonių, kurie nori daryti, nori kurti tas iniciatyvas ir burt. Tai aš manau, kad Vilnius labai stipriai artėja prie to laikmečio, kai mes tam turėsim terpę. Kai bet kas nori sukurti iniciatyvą, galės paimti ir kurti. Mes turėjom piliečių asamblėją, kuri tik nesenai baigėsi. Tai vienas iš pavyzdžių, kaip mes galim visų ir nuomonę, ir indėlį paimti ir atnešti. Žinoma, kažkas turi paimti ir tai inicijuoti. Norėjot pareplikuoti? Išimtas. Ačiū. Sakau, kad čia va ta antroji pusė irgi gal nori kažką pasakyti, bet ir kadangi esam pasakyta, kad tuoj apleisim patalpas, tai galvojam, ar spėsim. Dar yra laiko. Prašau. Aš esu tokia dar gana šviežiai iškepta šnipiškietė, bet matau, kokia šnipiškių bendruomenė, kokia yra aktyvi. Ir žinau, kad ir kito rajonų bendruomenės yra pakankamai aktyvios, bent jau yra tokie brandoliai. Tiek Žirmūnų, tiek Antakalnių ir taip toliau. Aš manau, tokias iniciatyvas galima būtų permesti, siūlyti bendruomenėms tų rajonų ir kad jie galėtų prisidėti. Ačiū. O, dar yra norinčių. Prašau. Jo, Gintautas Tiškus. Iš tikrųjų, mes liktai pradėjom šnekėti apie upę, kuri mums labai visiems svarbi ir dabar liktai šnekame apie uosialapius klevus ir rykštenės, kurios auga ne tik po upį, bet auga labai daug kur ir mano galva nėra pats svarbiausias iš tikrųjų objektas, apie kurį mes galėtume ir turėtume šiandien čia šnekėti. Tai aš visgi norėčiau grįžti, reiškia, prie tos upės ir rekreacinio potencialo, kuris iš tikrųjų yra labai didelis ir Vilnius iš tikrųjų yra unikalus turėdamas tokią upę. Tai iš visų šitų šnekų, reiškia, kurios čia buvo pasakytos, dalis teisingų, dalis neteisingų, aš pasigėdau vieno labai svarbaus dalyko. Tai bet koks tvarkymas paupio ar tai bet kokių kitokių dalykų, jisai nėra vizijų pagrindų daromas. Mes turim teritorijų planavimo įstatymą, turim statybos įstatymą ir tam, kad tvarkytis teritoriją, mes turime turėti dokumentus, kurie turi teisinę galią. Tai visos tos vizijos, kurias savivaldybė dabar rengia, jos jokios teisinės galios neturi ir be jokios abejonės pagal jas nieko daryti neišeina. Grįžtant prie Neries, tai dar 2015 metais Vilniaus miesto taryba patvirtino vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialųjį planą, kuris šiai dienai yra galiojantis teritorijų planavimo dokumentas ir apie kurį aš kažkodėl tai čia nieko negirdėjau. Tai yra pats svarbiausias šiai dienai dokumentas, kuris iš tikrųjų visą apimantis yra praktiškai visą Neries upę, reiškia Vilniaus mieste. Tai ir daugelis teritorijų, kurios šiai dienai tam plane yra įvardintos kaip neurbanizuojamas, šiai dienai sėkmingai užstatomas gyvenamaisiais namais. Tai paskutinis pavyzdys yra prie Žiemos uostelio Hanerio 10 namų įkišta, reiškia, į šlaitus praktiškai į gamtinį karkasą, į tą teritoriją, kuri negali būti urbanizuojama. Aš jau nešneku apie teritorijas prie Litexpo, prie Bukčių, reiškia. Tai matot, kada mes šnekame vieno, o darome kitą, yra labai sunku pasitikėti, reiškia. Tos abipusio pasitikėjimas yra labai svarbus, nes gyvena ne tik savivaldybės darbuotojai, kurie rengia vizijas, bet ir gyventojai, kurie mato, kas darosi iš tikrųjų Vilniaus mieste. Tai mano galva mes turėtume šnekėti apie žymiai svarbesnius procesus, kurie vyksta Neries pakrantėje, negu apie uosialapo klevą ar ten rykštenės kažkokį tai išnaikinimą. Ačiū. Tai jau supratome, esame galima atsakyti.
Nežinau, turbūt su Gintutu galim ginčytis ir diskutuoti ilgai. Tai pirma, teritorijų planavimo dokumentai yra teisiniai dokumentai, kurie įteisina tas vizijas, studijas ir visą darbą, kuris yra tik pradžia. Tai šiandien dienai nei vieno neteisėto veiksmo nėra šitai vizijai, kurią mes pristatėm. Tiek gamtinė, tiek urbanistinė. Bendrajam planui irgi nenusižengiam, o daug dar laukia mūsų ir teritorijų planavimo dokumentų, ir specialusis planas, ir detaliai planai ten, kur jų reikės. Tai pradžia visada yra nuo minkšto daikto, o teritorijų planavimo dokumentas yra kietas daiktas. Tai čia net nebejonės nėra, kad jų bus ir ne vienas. O detalių čia galim turbūt ilgai mes užsitęsti, nenorėčiau. Aš norėčiau perimti, žinokite, šitą būdą, dėl to, kad žinom, kad liko mums tik tai 15 minučių. Ir aš tai užimsiu tik 2 minutės, bet pirmiausia, tai aš labai noriu padėkoti už šitą renginį, nes iš savivaldybės administracijos komunikacijos mes visiškai nesuprantame, ką tai reiškia jums projektas, kas yra ar vizija, ar teritorijų planavimas. Mes nesuprantam, kurioje vietoje, ką jūs numatote, nes visus dalykus pristatote vienodai. Ir palaukite, aš pabaigsiu. Ir invazinių klevų šalinimas tame pačiame projekte, ir nauji tiltai, o jiems reikalingos nepaprastai skirtingos procedūros ir vertinimai, ir tyrimai, poveikio aplinkai vertinimas reikalingas kiekvienam tiltui. Ten yra didžiuliai tyrimų duomenų masė, kuri tik tada, kai jinai vyksta, gali būti tas sprendimas, bet komunikacija tokia nėra. Jinai komunikuojama, kad viskas jau yra daroma. Tai aš jums gražinu, kaip supranta žmonės. Ir aš pati, būdama teritorijų planavimo specialistė, nesupratau iš tikrųjų, kas tai per projektas. Vis klausinėjau. Tai ką mes čia darome vienoje vizijoje, kitoje? Noriu atsakyti. Tai gal aš galėčiau Ne, aš noriu pabaigti, nes mums labai mažai vietos. Mums tiesiog nebeužtenka. Mes klausėmės jau jūsų visų. Tai mes norim dabar pabaigti, paklausti tai, ką norime paklausti. Norim paklausti ir jūs atsakykite į mano klausimą, o ne tai, ką jūs norit pasakyti. Mano klausimas yra tvarkaraštis. Pavyzdžiui, kada, kokią atkarpą jūs ruošiatės pateikti, kad mes galėtume, žinodami, koks tai yra procesas, jame tvarkingai sudalyvauti. Vienas klausimas. Antras yra mano tiesiog pastebėjimas, kad tas paukščio skrydis reikalingas, nes upė yra gamtinis objektas, jinai turi savo gyvenimą, yra potviniai, atoslūgiai. Tai kol kas, pavyzdžiui, aš kaip miestietė, kuri eina prie upės beveik kiekvieną dieną, tai labai didelį skirtumą matau, pavyzdžiui, kaip miestas mato, kur gali 100 km aplink Vilnių eiti ir yra laikotarpis, kada ten negalima eiti, nes jisai tiesiog yra užtvindytas. Tai į tai paprasčiausiai matau, kad projektuotai kol kas tikrai neatsižvelgia. Ir labai norėčiau, kad atsižvelgtų. Tai vat, tas tvarkaraštis. Tai visų pirma, man atrodo, galbūt čia to nesusikalbėjimo, kas yra projektas, čia yra teisingas pastebėjimas. Tai turbūt Laura, nuo ko šiandien pradėjo, tai kad čia mes nupiešėme viziją, trumpai tariant, paprašėm žmonių, kurie užsiima miesto planavimu Vilniaus miesto savivaldybėje ir keleto mūsų konsultantų pasvajoti, kas galėtų atsirasti Neries pakrantėse. Tai šiai dienai aš labai norėčiau paprašyti irgi pagarbos, nes mes jūsų išklausėme ir jeigu mes kalbamės, tai norėtųsi, kad tas pokalbis kartu būtų ir klausimasis. Tai mes paprašėme jų pasvajoti, atsirado vizija. Šiuo metu mes tam tikrus projektus, tai kai mes sakome projektus, yra ten ir suoliuko padėjimas ar ne kažkur, tai ir šiukšliadėžės, ir kažkur tvarkymo režimo įvedimas, kažkur alėjos sukūrimas. Kai kur yra dideli projektai, tokie kaip traukos taškai, kuriuos mes matėm pas Laurą skaidrėse, dviračių takai ir panašiai. Tai visiems šiems projektams, kaip ir visiems absoliučiai kitiems, bet kam, kas vyksta mieste, lygiai taip pat galioja ir teritorijų planavimo procesas, ir visuomenės įtraukumo procedūros, ir projektavimo, ir rangos visi etapai. Tai
gaila, mes nebeturim čia tos skaidrės, bet mes buvom pasidarę skaidrę, kurioje vietoje bus galima įsitraukti žmonėms. Tai be abejo, ties kiekvienu projektu, ta prasme, pradedant nuo teritorijų planavimo dokumento, ar ne, detaliuosius projektus, detaliuosius planus rengiant, galioja tie patys tos pačios įtraukumo procedūros, taip pat ties projektavimo etapu ir panašiai. Tai čia yra vienas būdas įsitraukti, kitas būdas įsitraukti yra mūsų ta ilgalaikė urbanistinė vizija rengiama. Tai šiais, atsiprašau, jau kitais 2026 metais yra planuojama 10 dirbtuvių, į kurias bus kviečiami bendruomenių nariai ir mes pakviesime jūs įsitraukti. Tiesiog neturim šiuo metu dar įsigiję ar ne paslaugų, neturim susiplanavę šitų darbų, bet jie yra planuojami. Tai visa tai, kas dabar čia yra nupiešta, yra pasvajojimas. Mes su Laura čia atvykstant kalbėjom apie tai, kad mes, kai kažką sumanome ar ne, sukūrėme, negalim ateiti tiesiog susapnavę sapno į visuomenę. Mes ateinam pasiruošę su kažkokiu tai planu, vizija, tam tikrais projektais ir idėjomis. Ir tada žiūrime tai, kas visuomeniai tinka, kas netinka, kas yra atmetama, organizuojame viską pagal normales procedūras ir tada jau kalbamės ar ne, tai galbūt šito nereikia, galbūt kažko reikia daugiau. Tai tam ir yra šitie formatai, tai tikimės, kad tiesiog kalbėdami ar ne apie visas šitas vizijas, iš tikrųjų klausysimės, nes mes kaip savivaldybė turim tikslą, kaip įmanoma tą miestą padaryti patogesnį, geresnį žmonėms, kad žmonės čia gyventų kokybiškesnį gyvenimą. Tai aš galiu iš savo pusės paprašyti tik tiek, kad nematykite mūsų kaip priešo, nes mes čia irgi dirbame tam, kad visiems būtų geriau. Ačiū. Tai jeigu galima man dabar sudalyvauti, norėčiau vis dėlto grįžti ir prie monitoringų, prie ekologinių įvertinimų. Ir dabar apie pačią upę norėčiau pakalbėti. Besiruošdama šitam pokalbiui tiesiog varčiau internetą ir radau, kad 2023 metais finansuojant Darnų grupę Lietuvos hidrobiologų draugija atliko Neries upės ekologinį tyrimą. Ir buvo matuota, reiškia, pagal įvairius parametrus 4 vietose, ties Verkiais, ties Centru, ties Karoliniškiam Vingio parku ir Vilkpėdėje. Reiškia, ir tikrinta žuvų, vandens kokybė, dugnas, reiškia, dugno flora ir fauna. Ir pagal tuos matavimus maždaug nustatyta, kad per visą upę išskyrus Vilkpėdę daugmaž situacija yra gera arba vidutiniška. Netgi kai kažkokios buvo, reiškia, kai kur netgi buvo labai gera pagal vieną parametrą. Bet Vilkpėdėje rasta, tarkim, naftos teršalų ir kažkas tai ten žymiai prasčiau viskas ėjosi. Tai, ta prasme, kaip buvo sureaguota, gal žinote, kaip buvo sureaguota į šitą tyrimą, ar kažkas imtasi kažkokiu tai veiksmų, kas ten yra pagrindinis teršėjas, ir kaip su tuo tvarkytis. Prašau. Įjungta čia man. Tai žinoma, kad reaguoja, nes Grinda turi savo apskaitoje visus išleistuvus, kurie yra oficialūs, aišku, kurie neoficialūs. Ten juos irgi visaip kaip bando atrasti ir identifikuoti ir ten tvarkyti su šitais dalykais. Ir ką aš dar norėjau pabrėžti, kad šitas invazinių augalų tvarkymas ir visi tie šienavimo režimai, jie nepriklausomai su šituo projektu. Jie pradėjo vykti dar anksčiau, iki kol atėjo šitas projektas. Tiesiog šiandien susidėjo, labai daug ką norim pasakyti per labai trumpą laiką, tai galbūt viskas susimalė į vieną vietą. Tai aš tik kvieščiau labai stipriai atskirti šitą mūsų dalį, gamtinę, ką mes darom ir jau darėm dar, kol buvo tas projektas sugalvotas, yra Neries įveiklinimo projektas ir yra visos statybos. Ta prasme,
tai yra atskira dar dalis. Tai va, tai aš norėčiau tikrai pakviesti nesupainioti šitų momentų. Tai ir tas va, darimas su visais tais ir gerinimas ir atsižvelgimas į tos tyrimus, ką mes ir sakėm, kad va, ir prisideda mūsų kolegos, kurie dabar bando tos visus, tą visą informaciją susisteminti, nauji tyrimai ir, kiek žinau, ir Richardas dalyvauja ir mes planuojame savo inventorizacijas ir šiaip viską, ką pagaunam ore, kas ką daro, mes stengiamės visą tai ir Giedrę taip pat stebime, tai va, tai stengiamės kiek įmanoma Tai yra programos, man atrodo, gal net Marius galėtų apie tai nebedalyvauja, bet yra programos, taip, kiek duoda pinigų, tiek daro, tas biudžetas yra koks yra. Aš labai apsidžiaugiau tą nuorodą, kur buvo pasakyta, kad Neries, atgimstanti Neris yra ta vieta, kur bus visa informacija. Nes iš tikrųjų yra daug įvairiausių dalykų pridaryta. Bet, sakykime, Vilnius turėjo gana gerą aplinkos apsaugos skyrių, vykdė stebėseną, buvo sistemingai pateikiama informacija apie įvairiausias Vilniaus aplinkos dalis. Ta dalis yra visai sutrikusi. Ir, sakykime, tiem žmonėm, kurie norėtų tiesiog pažiūrėti, galbūt pasidetalizuoti, kiti gal norėtų pasimokyti, nes jūs tiek atliekat įdomių dalykų, bet miestiečiai nežino jų, tiesiog neranda. Ir labai norėčiau pakviesti savivaldybę sistematizuoti tą informaciją ir apie tyrimus, kurie daromi įvairių sričių, juk daromi mieste daug įvairiausių tyrimų, bet mes tik tai iš laikraščių dabar sužinom, o iš tikrųjų savivaldybė galėtų būti pirmasis tas tiesioginis šaltinis, kur mes ne apie tyrimus sužinotume, o pačius tyrimus aš norėjau pasakyti. Tai va vienas momentas. Antras, tai iš vis apie monitoringo klausimus. Sakykime, toks dalykas kaip kraštovaizdžio monitoringas irgi Vilniuje kadaise yra buvęs, bet jau tikriausiai net nesat girdėję apie jį. Ir kitų tų aplinkosaugos iniciatyvų, kurios turėjo ilgalaikę tą perspektyvą, jos yra pertraukusios. Tie, kurie kažkada domėjosi, neberanda, nebežino, prie ko prisijungti. Tai va čia tas gal ir reikalingas, tiesiog mums supratimas, kur ieškotos informacijos. Tai labai džiaugiuosi dėl tos Neries atgimstančios, tikiuosi, kad joje mes rasime daugiau, ką sugalvosim. Ir aišku, tų tyrimų labai norėtųsi kompleksiškų, nes biologinės įvairovės aš girdžiu tyrimus, bet sakysim, ką sako šlaitingųjų teritorijų žmonės, apie tas pačias nuošliaužas, apie prisitaikymą prie, sakysim, mūsų liūtinių situacijų ir kaip veikia tos šlaitingos teritorijos per liūtis, ką mums reikia dar išmokti iš Kopenhagos, kuri 300 milijonų skyrė dabar 300 projektų prisitaikyti prie miesto tvindymo klausimų. Tai apie tuos dalykus mes dar negirdim šitam projekte, bet galbūt jie irgi galėtų rasti savo vietą. Tai aš labiausiai viliuosi dėl tos sistemingos informacijos. Ir Nijolė dar nori. Jo, prašom. Sakysim, aš tai baigiau. Aš džiaugiuosi dėl informacijos sukaupimo, sistemizavimo, visų tyrimų, kurie yra atliekami, kad jie būtų prieinami savo tikrojoje formoje, o ne komunikacinės žinutės apie juos, nes mes taip ir kalbamės dėl to, kad mes girdim tik komunikacinės žinutės. O čia dauguma žmonių tai yra labai rimti ir jie tiesiog nori tikrąją informaciją žinoti. Tai mes kalbam apie tai. Ir sakau, tas šlaitingumas teritorijų arba jų pobūdis, juk norėtume mes, pavyzdžiui, geografai, sistematiškai suprasti, kurios vietos yra kokios. Neris yra ne tik pakrantės linija, vienur yra užliejama, kitur neužliejama, vienur yra eroziniai kalvynai, kitur yra paprasti miškai. Yra didžiuliai skirtumai gamtiniai, mes jais labai džiaugiamės, tiesiog juos norime irgi matyti šituose projektuose, bet tokios informacijos nerandam. Tai kaip ir, sakysim, ieškom panašaus į save, neatrandam ir nusimenam. Gal nepelnytai. Atsakyti noriu, palaukit. Labai neilgą atreagavimą, kalbant apie tyrimus ar ne.
patys paskiausi miesto aplinkos tyrimai Vilnius ID darė, ten tiek biologinė įvairovė, ten tiek tarša, ten tiek triukšmas, didžiulė ataskaita, tie tyrimai prieinami ir internete. Su biologinė įvairovė dirbo Verkių ir Pavilnių regioninio parko komanda, ataskaita taip pat pateikta didžiulė įvairiuose Vilniaus miesto taškuose ir pačioj Nery, ten nuo vandens organizmų, augalų organizmų iki įvairiausių vabzdžių su visa metodika, visais rezultatais. Tai ta visa ataskaita yra tikrai prieinama. Martynai, tai gal nieks nežino, kur yra ta? Taip. Man irgi reikėjo paieškoti šito, tai aš... Tai gerai. Tai atreaguojant į šitą, paprasčiausiai aš pritariu, bet vėlgi reikia įsitraukimo apie tai, ką aš ir kalbėjau, kad visuomenė irgi pabaksnotų, kaip ir dabar šiandien čia daro, kad mums reikia to, mes nerandam ano, galbūt ne viskas yra išgirstama, bet aš tik dar kartą galiu pasidžiaugti, kad mes esam dabar ir kalbamės. Tai perduodu, kas toliau norėjo kalbėti. Taip, sveiki. Nijolė geografija taip pat. Mums gamtininkams iš tiesų dabar aš truputį Gintarė šiek tiek kaip ir nuramino, kad Antakalnyje liktai kažkokios didelės invazijos neplanuojate. Tačiau architektė sakė, kad vis tiek tas tiltas yra numatomas. Tai dabar kasgi pasibaigs antroji pusė Žirmūnuose. Vieni status laiptai yra, prie kurių vyksta pastoviai nuošliaužos ir dar projekte yra dar 2 laiptai. Vieni nuožulniai į dešinę, kiti nuožulniai į kairę. Yra platinama informacija, tai kas platina, paskui jūs atsakysite, tai kas platina tokią informaciją Facebook'e, kuri matėme ir yra nuoroda ir mes ją skaitėme ir vartėme. Tai tada reiškia visiškai Žirmūnų šlaitas nučiuoš kaip Gedimino kalnas, iškirs visus medžius. Dabar krantai taip pat turi savo eroziją. Labai gerai Regina kalbėjo apie šaltinius. Mes unikalūs dar ant Žirmūnų ir Valakampių pusėje turime poledynmečio reliktą tarp moreninių sluoksnių ledyninius vandenių šaltinius. Ir spalvotus šaltinėlius, ir šlapynės, ir ežerėlius, ir šaltiniuotas pelkės išsaugojom. Tai dabar mums nieko nereikia. Gyventojai, pažiūrėkit, toj pievoje dideliai vasarą pasitiesia pledus, prieš saulutę šildosi, ateina su vaikais, jiem nereikia jokių kebabinių. Jiem nereikia jokių užstatymų. Jūs sakot, pritraukti žmogų prie gamtos, mes jau prisitraukė prie Neries. Mums visiškai nieko nedarykit, tik tai nieko nesugadinkit. Mes jau dabar turime žirmūniečiai, antakalniečiai ir visas Antakalnis. Kažkodėl tai Antakalnio antra pusė, kuri į pušyną, neina vaikščioti į kalnus. Bijo šunų palaidų. Dar viena problema, bet ne šios dienos. Jie ateina čia į Neries pakrantę į mūsų pievą ir į tą taką, patogų dviračių pėsčiųjų, jisai pilnas žmonių, jau žmonės prisitraukė prie upės, prie vandens, tai ką dar ten daryti, nieko ten nereikia daryti, būkit geri, nesugadinkit, kas yra dabar padaryta, nes jau miesto centras yra prarastas. Ir yra dar Europos Sąjungos įsigaliojusi, priminsiu, 2024 metų gamtos atkūrimo reglamentą, kur iki 30 metų priemonės turės būti taikomos bent 20% atkurti, visoms ekosistemoms reikės atkurti. Tai ar mes dabar norime sugadinti pirmą, taip kaip su tom trinkelėm sakė truputį, bet tai kaip ten vadinas tie, kur kvadratais dedasi. Taip, koriais. Reiškia, jau pridaryta, tai dabar jūs juos nuiminėsit, o kažkur kitur vėl kažką pridarysite, kažką kitą, gal sugalvosite ne korį. Gerai, Vileišio gatvėje pastatėt pradžioj prieš literatūros institutą suolelį apžvalgai ir nukirtot medžius, iškirtot medžius, gal tuos uosialapius, nesvarbu. Ir ten prasidėjo nuošliaužos. Aš nuotraukas turiu. Tai negalima šitaip daryti kažką ir kurti naują problemą.
Aš nuošliaužas mačiau, jūs Jo, ką besakysit. jeigu galima, Tai aš dėl jus to nu- prašome tikrai Baigėsi netyrinėti laikas. ir nedaryti dar blogiau, negu yra dabar. Ačiū. Ir vizinio. Atsakysim ir jau baigėsi laikas. Tiesiog labai greitai atreaguoju, kad jeigu mes vertinumėm Antakalnio ir Žirmūnų pakrantės pagal gamtos atkūrimo reglamentą, tai visos tos buveinės būtų paprasčiausiai blogos būklės dabar. Dar vienas klausimas. Dar vienas klausimas. Jeigu dar turim momentą. Taip, taip. Kadangi labai daug apie tyrimus šnekėjom, tai labai smagu, kad jų yra daug, jie tikrai yra kažkur pas mokslininkus, pas agentūras ir panašiai stalčiuose, tai jos tikriausiai reikia tik tai pasiimti. Bet vienas tyrimas, ko gal mažai mes žinome ir Vilniaus savivaldybė tikrai labai mažai žino, tai kas vyksta po vandeniu, nes pakrantės, mes tyrinėjom ir tai yra labai lengva, nes viskas yra akivaizdu. Bet kas vyksta pačioje neryje, kaip sedimentacija, kaip ta hidromorfologija atrodo, kaip jinai yra paveikiama, kaip jinai nėra paveikiama, mes to nežinom ir tai pasimatė, kai atėjo atrankos informacija ir klavimo bazė įrengti ir buvo sugalvota pagilinti upę drastiškai virš 1,5 metro, kas netitinka jokių reikalavimų net laivakelių įrengimui. Ir pasirodė, kad nėra to supratimo, kas vyksta po vandeniu. Tai iš tikrųjų norėtųsi prie tų visų tyrimų, kurios Martynas sako, kad reikia identifikuoti, ko mes dar nežinome, labai norėtųsi sužinoti, kas yra po apačia ir kad tai būtų taip pat vertinama, nes net ir pačios, kas planuotojai yra, Nerštaviečių nežino Vilniuje. Tai turbūt daugiau komentaras negu klausimas. Tiek. Gal klausimas. Man atrodo, tu minėjai, kad numatytas ekologinis tyrimas upės. Ten atliekama studija, iš tikrųjų, tai tas atreaguojant, ar ne, kad planuotojai Nerštaviečių tikriausiai nežino. Taip. Jūs galbūt žinot, duosiu atreaguoti, bet tuose tyrimuose, aišku, atsiliepia. Tai viena problema, kuri man ant širdies labai noriu pasakyti, mums labai trūksta žmogiškųjų išteklių, kurie daro tuos tyrimus ir žmonių, kurie dirba toj sferoj. Visos Lietuvos problema ir net Europos. Aš pakomentuosiu dėl tų tyrimų, kad mes, kaip ir pati minėjai, neturim pavyzdžiui prieimo prie, kur neršia lydekos prie tokių tyrimų, nes, kaip sakai, lašišos, ne taip išgirdau, bet apskritai, kas po vandeniu darosi, kaip minėjau, bet mes analizuojam tokius duomenis, kaip saugomų rūšių informacinės sistemos, invaziniai augalai, kurie randami, kur pakrantėse upėse, kur yra miško tvarkos duomenys, kaip medynų rūšinė įvairovė, amžius, gamtinio karkaso potencialas pagal skirtingą paviršių. Ir kiti dalykai, kurie mums pasako, kur yra ekologinės vertybės upiai, kur yra rizikos kylančios ir taip pat rekreacinės. Tai tie duomenys, kuriuos radom, jie yra, bet aišku, galėtų jų būti daugiau, bet visus tos, kurių nerandame, mes identifikuojam, kad jų poreikis yra. Ačiū. Tai ką, ačiū labai, dėja, jau mūsų laikas baigėsi, muziejus tuoj užsidarys. Tai išvada kokia? Aš manau, kad labai gerai yra kalbėtis ir savivaldybė turbūt išsineš, kad trūksta komunikacijos, trūksta informacijos, kuri būtų aiškiai sudėta, kur būtų aiškios nuorodos, kur rasti tuos duomenys ir panašiai. Ir gal dalis problemų nusimtų. Aišku, dalis problemų išliks vis tiek, nes miestas yra problemų židinys ir tų interesų derinimas. Nori kažką panašaus? Irgi apie problemas, kad tų problemų mažiau būtų. Tai mieste ypatingai upė jautrus objektas yra ir bet koks sprendimas jis turi būti patikrinamas. Taip kaip su gamtiniam teritorijom pirmiausiai įsimėginam ant mažo ploto, pritaikoma sprendimą, jį išviešiname, tada dauginame jį kitose pakrantėse, atsižvelgiant į visą morfologiją. O dar jautresnis dalykas su technogeniniam invazijom ir pokyčiais. Mes turime matyti pavyzdžius gerus, kurių pagrindų
vystomos kitos teritorijos. Ar tokius turime, šitą klausimą įsikelti reikia, nes paupio technogenizacija turi vykti, žinant tai, kad į gamtinio karkaso teritoriją kitokiais standartais, su intensyvesniu apželdinimu, taikant alternatyves priemonės, neutralizuojant kritulių visą poveikį, nenuleidžiant į upę, bet vietoje absorbuojant. Alternatyvios technologijos, tuo pagrindu mes tą technogenizacijos pobūdį galim padaryti švelnesniu. Ir viešinant, nes tokie sprendiniai kaip kanaliukas įplaukos 1,70 m, kada Neries nėra garantuotas 1,20 m, keistokai atrodo kartais. Tai jie gana tokie, tie sprendiniai agresyvūs yra. To sušvelninimo, švelnesnio požiūrio į nerį kaip gamtinį kūną tikrai reikėtų ir tikrai visuomenės įsitraukimas tame turėtų būti. Ačiū labai visiems, nes tikrai buvo daug labai gerų minčių išsakyta ir aš manau, kad visi sureaguos, gal kažkas judės į priekį po truputį, ne iš karto, bet po truputį. Ir kviečiam dabar, paskelbsim datą, sausio mėnesį, kada kalbėsim apie medžius. Tai iš viso aštri tema ir jautri ir kviečiam susirinkti. Aš kviečiu visus ateiti. Tai ką, ačiū visiems.